Ir laba diena visiems. Atsiprašau, kad seniai nefilmavau video, bet šiandien video ne tai, kai aš žaidžiu apie Minecraftą, o taigi nauja versija. Dabar aš jau nesakysiu, kad ten laba diena visiems žaidžia Minecraftą, ten versija 1.5.2. Dabar čia versija 1.6.2. Yeah! Ir turbūt visiems įdomu, kaip ją gauta, ne? Taigi taip, pirmą jums reikės paspausti tokį langiuką. Jeigu pas jūs Windows, tai spaudžiat Windows, jeigu pas jūs Mac, tai spaudžiat Mac, čia Linux, aišku. Jo, spaudžiat čia. Jums dar tokį langiuką. Aišku, paleisti. Po to, nežinau, kažkokie numeriukai. Gerai. Ir šitam, jums reikės padaryti savo profilį. Parašot čia kokį vardą, nežinau. Po to renkatės versiją, aš pasirinkęs 1.6.2. Po to save profile raštą, ne? Tai, taip. Bet pirmą, kad jums gauti šitą versiją, reikia užsiregistruoti patį Mojangą. Tai aš jau šitą padaręs. Taigi va. Ten login paspausit ir spaudžiat play demo. Bet aš nežinau, kodėl demo version. Ir va, atidaro. Va, mat, 1.6.2. Va. Minecraft 1.6.2 demo. Aš čia biškutį pažaidęs. Esu tai va, jums parodysiu, ką aš esu. Arkliukus parodysiu jums, arkliukus. Valio, arkliukai tai jėga. Va, čia šūdą išmuš ir mūsų mylimi arkliukai. Taigi, kaip matot, turiu kažkokią virvutę. Ten dar arkliukai. Čia esu su game modu. Taigi va, šitą višką įdedam tenais. Va. Ir pirmas dalykas, jums turbūt būtų labai įdomu, kaipgi prisijaukint žirgą. Taigi, va, turit va tokį kiaušinuką. To paspaudžiat ir va arklys. Tada ant jo dešinių klavišų paspaudžiat ir tiesiog sėdit. Jis jūs numes, po to vėl atsisėdat, vėl numes. Aš gal va taip padarysiu, kad jums lengviau būtų. Vėl atsisėdat, vėl gal numes. Va, numetė, vėl atsisėdat. Ir vėl numetė, vėl atsisėdat. Vėl numetė, vėl atsisėdat. Vėl numetė, vėl atsisėdat. Vėl numetė, vėl atsisėdat. Va, matot, ir širdutės. Reiškia, jis jūs pamilo. Jeigu norit nulipti, reikia spaust vieną kartą spustelt ant shift. Gerai. Bet arkliui prireiks balno. Taigi, pasiimam balną. Paspaudžiat dešinį klavišą ir matot du tokie langeliai. Pirmas langelis, tai čia balnai, va. Ir matot, uždedat ant jį balną. Kitas langelis ten šarvai, taigi... Vat, biškai pertraukėlė trumpa. Taigi grįžau ir... Jeigu norit pririšti arklį, tai paimat virvę, dešinių klavišų ant jo paspaudžiat. Ir pririšat, tiesiog stulpą reikia turėti ir va čia jį pririšti, va, šitą arklį. Taigi, kur jis ten nuėjo, nesuprantu. Atsiprašau, trumpą pertraukėlę. Taigi grįžau ir kai sakiau, dešinių klavišų ant... dešinių klavišų ant arklio ir po to prie tvoros jį pririšat. Ir jis, gali vaikščiot, bet per tą trumpą ilgį. Virvės ilgį. Kai suprantat.
Gerai. Ir matot ant šito arklio parašyta hercogas antrasis, ane? Ant ten to čia netgi ne. Čia ryčka parašytas, nes čia asilas. Taigi pašeimam darbastalį. Ir matot, naujoje versijoje rodo deimantinis kartas, rašosi ginklai ir +7. Tai čia reiškia, kad ir ten rašosi attack damage. Čia rašosi dekoratyvinis blokas. Vat. Ir kaipgi padaryti galima ir šitiems jūsų žirgams visokiausius šarvus. Taigi tuoj pasiimsim visokiausių materialų. Taigi turbūt, kaip pamatėt, nauji blokai atsirado. Ir visokiausi čia moliai, viskas čia. Taigi pasiimam paskutinius materialus. Ir dar vilną reikėtų. Taigi pradedam. Palaukit. Va, čia matot Iron Horse Armor and ir Golden Horse Armor. Taigi juos galima uždėti ant arklių tokiu pačiu būdu, kaip ir balną. Tiesiog prieinat ir paspaudžiat dešinių klavišų ir va, galima uždėti. Va, ir auksiniai, va, apsirengęs mūsų arklys. Šitą galim geležinį aprengti. Bet gaila, kad negalima užkerėti ir negalima asilui uždėti dar. Asilams tai negalima dėti. Nu tai nieko. Tuoj padarysim kitokių šarvų. Visokiausių. Kažkodėl neveikia. Nežinau kodėl. Oho, kodėl negalima daryti. Atsiprašau biškį. Atsiprašau, mėly žiūrovai, pas mane kažkodėl negalima daryti kraftų. Nežinau kodėl. Bet jeigu jums įdomu, kaip juos daryti, tai pažiūrėkit per YouTube. Dar deimantinių šarvus pasiimsim. Oi, atsiprašau. Va, Diamond Horse Armor. Taip, atskrendam, šitas yra arklys pririštas. Prieinam, paspaudžiam. Ups, atsiprašau. Paspaudžiam. Oi. Atsisėdau netyčia. Va, Diamond Horse Armor. Ir kietai mūsų arklys atrodo. Pereinam prie kito dalyko. Biškutį pauzekį. Taigi grįžau ir kaip matote, pas mane rankoje yra vadinama name tag. Ją galim įkišti į šitą priekalą ir galime pervadinti. Galim pavadinti arklį gal žaibas galim. Va, žaibas nukalėm, laikom rankoje, tai pavadinsim ten tą arkliuką. Taip, ir spaudžiam. Ir va, ir jo vardas dabar bus žaibas, kaip suprantat. O jums turbūt įdomu, kas čia per oranžinis blokas. O čia valgys
arkliams.